Broliai seserys, sveikinu visus trijų išminčių šventėje, liaudiškai vadinamų trijų karalių minėjime. Iš ties ši šventė mums pabrėžia išmintį, žmogiškąją išmintį, kurie ateina pagarbinti išminties šaltinį Jėzų Kristų. Štai Evangelijoje girdėsime, kad atėjo išminčiai pagarbinti, pamatė užtekant jo žvaigždę. Tai reiškia, kad jie buvo astronomai. Iš tiesų, tai yra išminčiai, kurie jau buvo pradėję domėtis astronomija. Kita vertus, mes gan dažnai neįvertinam konteksto, Evangelijos konteksto ir jos vadiname magais ar dar panašiai. Iš tiesų, evangelistas Matas nori pabrėžti, kad jie nieko bendro su magija neturėjo. Jie nieko bendro neturėjo surišto su astrologija. Ir būtent tai mes matome toliau, sekant Evangelijos tekstą. Juk Erodas pasikvietė savo išminčius ir aiškintojus. Kokius aiškintojus? Matas evangelistas parodo, kad Erodas yra iš tiesų panašus į būtent Egipto valdovą, kuris irgi kviečia savo išminčius, kurie jam aiškina jo sapnus, astrologiją. Būtent dėl to, kaip matome toliau Evangelijos kontekste, šitie išminčiai jam nepasako tiesos. Tik tai būtent rašto aiškintojai atėję sako, kad Judėjos Betlėjuje yra, nes yra parašyta būtent, kad ir tu Judo žemės Betlėjau anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tad štai būtent tik tai rašto aiškintojai, kurie skaitė šventraštį, jie suprato, kad iš tikrųjų iš Judo genties kils pasaulio ir tautos išganytojas. Toliaugi mes matome, kad tie patys išminčiai iš tiesų yra labai paklusnus Dievo žodžiui, Dievo įspėjimams. Evangelija baigėsi žodžiais, kad jie įspėti sapne sugrįžo kitų kelių. Ką reiškia tas sapnas? Ką reiškia, kad jie buvo įspėti? Būtent tai, kad iš tikrųjų Dievas veikia ir jie grįžo kitų kelių. Tai reiškia, nepanorėjo kitaip gyventi, kaip anaiptol gyveno. Pažinę tikrąją išmintį, besivadovavo išmintimi. Pažinę tikrąjį žodį, Jėzaus žodį, jie vadovavosi Jėzaus žodžiu. Būtent dėl to jie yra paklusnus ir pasuko kitų kelių.